Labas rytas, sveiki, kas jungiatės į ryto meditacijas, į čakrų meditacijų ciklą. Ir šiandien keliaujam toliau. Šiandien yra 9 čakra, tai yra užkrūčio liaukos čakra, tai yra nauja čakra, kuri ji buvo visą laiką be abejo, bet jinai yra suaktyvinta visiškai neseniai. Pusės metų galbūt bėgė, gal netgi trumpiau. Ir užkrūčio liaukos čakra yra šiek tiek aukščiau širdies čakros, reiškia, jinai yra, jeigu širdies čakra yra centre krūtinės ląstos, tai truputį aukščiau yra užkrūčio liaukos čakra, ten, kur yra užkrūčio liauka. Užkrūčio liauka tai yra ir organas, kuris siejasi su mūsų šita čakra. Kitaip vadinama, tai yra sielos kėdė, tai aukštesnioji širdies čakra. Jos yra kartu labai stipriai susijungusios, tai besąlyginė meilė, atleidimas, aistra gyvenimui. Fiziologiškai tai gali būti susijęs su nervais, plaučiais, jeigu kam ypatingai dabar atsiverimo metu gali būti, kad jums paūmėjo kažkokios tai problemos su plaučiais. Gali būti viena iš priežasčių, tai užkrūčio liaukos atsiverimo procesas. Todėl reikėtų padirbėti šiek tiek su užkrūčio liauka, kad neatsivertų pilnai, susiaktyvuotų. Tai yra ir imuninė sistema, ir jinai labai stipriai yra susijungusi su kankorėžinė liauka. Jeigu energetiniam lygmenį, tai užkrūčio liauka yra atsakinga už karminį žinojimą. Karminis žinojimas, tai žinojimas, kokiais ryšiais esame